Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 114 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie konteksto saugojimą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Dabar mes parašysime funkciją, kurią pas mus kaip rezultatą atiduos funkciją, kurią pas mus kaip rezultatą atiduos funkciją, kurią sudės visus argumentus, kurie buvo perduoti kaip į pirmą, taip į antrą, taip ir į trečią funkciją. Skamba baisiai, bet jeigu mes pažiūrėsime į kodą, kaip tai atrodo, tai taip stipriai neišsigasim. Tai atrodo taip. Tai mes turime funkciją ir ta funkcija mums atiduos kitą funkciją, kurią irgi priima vieną int argumentą. O ta funkcija savo atveju atiduos trečią funkciją, o ta funkcija savo atveju atiduos ir į funkciją, kurią priima taip pat intą ir sudeda visus prieš tai buvusius intus. Ir mes tai galim iškviesti taip. Mes perdam ten vienetą, po to perdam dvejetą ir perdam trejetą. Ir rezultatą galim išvesti. Ir gaunam šešetą. Ir jeigu perrašysim tą dalyką kitaip, naudojant įprastus metodus, tai atrodys dar akivaizdžiau. Tai mes nurodome, kad pirma funkcija priima intą, o kaip rezultatą atiduos funkciją. Toliau vidinė funkcija taip pat priima intą ir kaip rezultatą atiduoda funkciją, kurią priima intą ir kaip rezultatą atiduoda kitą intą. Tai mes čia nurodome, kad ta funkcija pas mus atiduos funkciją, kurią atiduoda funkciją. Ir viduj aprašysime funkciją b, viduj kurios aprašysime funkciją c, iš kurios pas mus ateis intas. Ir kaip matote, čia pas mus ateina argumentas a, po to į kitą funkciją pas mus ateina argumentas b ir į trečią funkciją ateina argumentas c. Ir visus tos argumentus mes galim pasiekti iš funkcijos c. Nes funkcija c mato visą kontekstą išorėje. Mato kaip a, taip b, taip ir c. Ir mes atiduodame iš funkcijos b funkciją c, o iš funkcijos add mes atiduodame funkciją b. Jeigu čia aprašysime metodą add, tai gausime lygiai tą patį rezultatą. Bet taip C# dažniausiai nieks nedaro. Nemačiau nei vieno projekto, kur taip darytų. Ir tai daugiau dalykas iš funkcinio programavimo. Iš tokių kalbų kaip F#, Haskell ir taip toliau. C# leidžia taip daryti, bet geriau taip nedaryti. Bet lygiai taip pat mes galim saugoti kontekstą ir anoniminėse metoduose. Sukursime pagrindinės funkcijos kintamąjį ir sukursime anoniminį metodą. Ir mes galim viduj anoniminio metodo pasiekti išorinės funkcijos kintamąjį ir prie jo kažką pridėti. Padarysime taip. Išvesime iš pradžių pradinį main function variable, po to iškviesime funkciją ir dar kartą iškviesim ir pakartosim tą dalyką 2 kartus. Ir jūs galite pastebėti, kad po kiekvieno funkcijos kvietimo mūsų kintamasis didėja. Tai ir vadinasi closures. Mes galim paimti kontekstą iš išorinės funkcijos ir naudoti tą kontekstą viduj mūsų anoniminės funkcijos. Tai čia būtų teisingai pasakyti, kad tai pas mus yra outer variable, o tai pas mus yra inner variable. Dabar pažiūrėsime, kokios gali būti problemos su tokiais dalykais. Mes sukursime listą actionų ir į kiekvieną iš tų actionų mes išsaugosim console write line. Ir paimsime į iš mūsų for ciklo. Ir po to praeisime pro kiekvieną iš tų metodų anoniminių, kurie pas mus čia bus, ir pamatysime rezultatą. Ir kaip jūs galite pastebėti, mes išvedam kiekvieną kartą trejetą. O viskas yra dėl to, kad tas kintamasis į, kai mes kviečiam metodą, jis jau yra 3. Jeigu mes iškart iškviesime tą įvykį, tai pamatysime paskutinį rezultatą. Padarysime tai, paimsime paskutinį actioną ir jį iškviesim. Tai mes galim pastebėti, kad pradžioje pas mus ten yra tik vienas metodas ir į pas mus 0. Tai mes tą 0 ir išvedam. Po to, kai mes pridedam antrą metodą, į pas mus jau yra vienetas ir mes išvedam vienetą. Ir pabaigoje mes išvedam dvejetą. Po to į pas mus didėja iki trejeto, mes išeiname iš for ciklo ir kviečiam kiekvieną iš tų metodų. Ir kiekvienas mums išveda trejetą. Jeigu mes norime, kad ten būtų pas mus skirtingos reikšmės, tai mes tą į kažkur turime užkešinti. Tai sukurti atskirą kintamąjį, kur ir išsaugosim tą dalyką. Mes galim pasakyti, kad tai pas mus bus temporary value ir jį mes čia ir perduos. Temp pas mus nesikeis ir mes matysime 1, 2, 3 vietoj 3, 3, 3, kaip buvo prieš tai. Tai dabar mes gavome tokį rezultatą, koks mums ir buvo reikalingas. Ir dabar jūs žinote, kaip saugoti kontekstą C#. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.